cât minut, în cât ceas, nu paranoia. Pasiu te ilberti tu cât puta, ne perupes din bulanți, că cursa. Sveiki atvykę į Albaniją, Tiraną. Pradėsime nuo įdomiausių faktų apie Albaniją. Vietinė valiuta yra Albanijos lekas, o žodis lek yra Aleksandro Makedoniečio, kaip čia vadinamas, Aleksandras Makedonietis santrumpa. Albanijoje šiuo metu gyvena 2,7 milijonai gyventojų. Kai Lietuvoje 2,8 milijonai gyventojų, tai beveik tiek pat, kiek Albanijoje. Valdant Albanijos diktatoriui Enveriui Hoxai šalyje buvo pastatyta daugiau nei 700 000 bunkerių. Tai yra daugiausia pasaulyje. Albanijoje yra labai gerbiamas Amerikos prezidentas Džordžas Bušas. Dėl to, kad 2007 metais jis stipriai rėmė Kosovo nepriklausomybę. Ir aiškiai pasakė, kad Kosovas turi būti nepriklausomas, o tai yra labai svarbu albanams, dėl to, kad Kosove yra labai daug Albanijos gyventojų. Jei albanas linkteli galvą, reiškia ne, o jei pakraipo galvą į šoną, kaip Indijoje, reiškia taip. Visoje Albanijoje nėra nei vieno McDonald's restorano. Albanijos sportininkai olimpinėse žaidynėse niekada nebuvo iškovoję aukso medalių. Nu, čia bus įdomi šalis, aš jums galiu jau pasakyti, yra čia ką parodyti. Labai įdomu, va iškart atmosfera tokia. Čia pagrindinis yra Tiranos skveras, toks aikštė didžiulė. Pagrindinis traukos objektas. Lankytina vieta. Skanderberg Square. Čia daug visko yra. Vo. Gerai, atvykau apartamentus. Pirmą dieną Albanijoje ir pasiėmiau už 24 eurus tokius apartamentus, aprodysiu iškart, kol nesujaukiau. Tai va, kas gaunasi už 24 eurus, toks fainas visai. Vonė visai faina. Viskas, ko reikia gyvenimui. Va. Skalbyklė, virtuvėlė, vandeniuką net padėjau, šaldytuvas. Oro kondicionierius, televizorius. Nu. Sakyčiau, ką aš gavau Kipre, pavyzdžiui, už 20 eurų, tik tai hostelį, dėžę, kur tą rodžiau, kurioje gyvenau tik tai atsigulimui. O čia 24 eurai ir gauni tokius apartamentus, dar nepaminėjau, kad visiškai centre, prie pat visi lankytinai objektai. Tai jau man pradeda patikti. Albaniškos kainos. Tai su nekantrumu aš jau spirgu, kad išlėkti miestą, parodyti kažką tai. Nesunku susigaudyti. 100 lekų. Beveik 100 lekų. Yra 1 euras. Panašiai, tik tai 2 nuliukai. Nu, pirmas pasivalgymas Albanijoje, Tiranai. Kainos mane žavi. Čia nežinau, ar matysis kas nors, ar ką nors suprasit. Alus €1,50, mėsytė čia gavus 6 eurai, galima ir visokių čia nacionalinių patiekalų už 2-3 eurus. 2-3 eurai, žodžiu, kainos yra nuostabios. Čia būsiu milijonierius. Išsikeičiau 100 eurų į lekus. Ir jaučiu, kad nepavyks man čia išleisti per savaitę, jeigu taip tokios kainos. O tai kiek alus parduotuviai tada? Vau. Nu, jeigu makaronai, pavyzdžiui, euras pem, 2 eurai.
Galit patikėti, na aš kol kas nelabai galiu. Jeigu dar ir skaniai bus, tai iš vis rojus čia. Ir tai aš čia išsirinkau brangiausią patiekalą už 6 eurus. Ir nepaminėjau, kad valgau Tiranos centre. Tai gali būt, kad yra dar pigesnės kainos. Gali būt, kad aš čia pasiliksiu gyventi. Žodžiu, pasimta jautienos kepsnys. Alutis labai skanus, labai geras, euras 5. Bet mėsytę užsisakiau jautieną, atnešė kiaulieną. Šiaip viskas skanu, įdomus derinys, ryžiai ir bulvytės, bet nesiginčysi, čia irgi angliškai nelabai supranta, nelabai eina susišnekėti, tai bus gerai, skanu. Sveiki, antrą dieną Tiranoje, pusryčiaujam su nacionaliniais patiekalais. Bandom bendrauti su vietiniais albaniškai, bent jau kelis žodžius išmokti. Šiaip sunkus labai žodžiai. Pavyzdžiui, labas per šiandietie, jeigu aš teisingai tariu. Labą dieną, miredita. Labas vakaras, mirem brema. Labanakt naten emire. Jeigu ačiū pasakyti faleminderit. Prašau jų lūtėm, atsiprašau, ne falni, kaip sekasi sije, kiek kainuoja sako už ton. Čia jeigu aš teisingai tariu, kava, kafe, alus, byrė. Šitie paprasčiausi žodžiai. Gerai, atnešė sriubytę, kažkokią kukulių sriubytę vietinį. Su bulkyte, ragaujam. Jo, labai panašiai tą aštrią sriubytę, kur Lietuvoje būna su kukuliais ir sūrio pabarstukais ant viršaus. Neatsimenu, ar turi pavadinimai, nes aš jos nelabai valgau, iš tikrųjų, žinau. Nelabai mėgstu tų aštriai, šitą mažiau aštri ir mažiau sūrio. Bet kukuliai tokie įdomus. Tokie kaip kotletai sumesti į sriubą. 7,5. Faleminderit. Am I saying right? Faleminderit. Thank you, yeah? Thank you, yeah. Thank you. Klausykit, gražus parkas, graži augalija, įdomi tokia, nematyta. Pasižiūrėkit, prašau. Kas čia per kopūstlapiai? Jūs man paaiškinkit. Komentaruose, prašau, atsakykit, jeigu žinot, kas čia per kopūstlapiai. Labai gražiai atrodo šiaip vienas toks pastebėjimas. Labai keistai žiūri mane kol kas. Ar dėl to, kad aš toksai nedaug čia turistų, biškai kitaip atrodau gal. Arba dėl to, kad aš kamerą su savim nešiojuosi ir jie nėra labai patenkinti, tai nelabai šypsos, nelabai atrodo linkę bendrauti labai. Gal bendrauti dėl to, kad angliškai nelabai šneka. Žiūrim toliau, kaip čia sunkoka bus turbūt bendrauti su jais. Labai daug visokių tokių įdomių, nežinau kaip čia pavadinti, meno šedevrų Tiranoje. Nesiginčykit, pastatai gražus Albanijai, labai gražus. Tokios įdomios formos, architektūros. Nice. Kokia čia augalija. Nesuprantu net, kas čia yra. Va, kaip gražu. Belli oluyor hocam. Sen devam et. Belli oluyor. Ką, siunčiu linkėjimus į Lietuvą iš Albanijos. Kiprai, aš Albanijoje, linkėjimai to nutečio. Graži vėliava. Man rodos graži.
Nu, gražus tie pastatai, tai va tokia mozaika, tokia karinė, agresyvi, vos ne komunistinė. Užeinam į tokį meno kūrinį. Nu, pavasaris Albanijoje. Nu, labai gražiai. Gerai, atvykom į tokią vietą, Bunk Art muziejum, tai bunkerių muziejus kažkoks tai, na, bunkeris. Tokia mašinytė senovinė, bandom užeiti. Įdomu, nejaukiai įdomu. Aš bunkeryje. Ale čia galim pasiklysti, žiūriu, šitų visokių įėjimų, kambariukų pilna. Čia turbūt sąrašas nukentėjusių karo metu. Čia, sakyčiau, toks nejaukiausias kambarys. Ministro miegamasis. Pažiūrime čia. O, bunkeryje ministro miegamasis. Da tas kvapelis toks senovinis. Nu, tokia atmosfera jo bunkerinė. Nukreipiai man. Šaudo. Toks įdomus menas. Čia ateina į bunkerį turistai ir pasirašo tokioje knygoje. Pažiūrim, ar yra lietuvių. Nieko neradau iš Lietuvos, nu taip greit peržvelgiau, tai pats pirmi gal pasirašom netgi. Tai linkėjimai iš Lietuvos. Nu, gal kažkas iš Lietuvos ras mano linkėjimus. Ko čia? Kur pažiūrėsi visur Aivaras? Iliuzijų kambarėlis. Biški keista. Kai vos neprišikau kelnes, pamatęs, čia guli. Kai atrodė kaip tikras žmogus, blemba, kai išsigandau, eina Šiaip visai įdomu. Gal ne 9 eurus mokėčiau, gal biški mažiau galėtų kainuoti, kokie 5 eurai. Nes ten daug nieko nėra, bet atmosfera tai tokia niūri, nejauki. Va tas bunkeris.
centre. Čia išėjimas iš bunkerio, viskas po žeme. Nu, įdomi patirtis, galiu pasakyti. Tikrai rekomenduočiau apsilankyti esant Albanijoje, nes Albanija tom garsėja bunkeriai savo. Tai va. Žinot, ką aš galiu pasakyti apie Albaniją? Kur eini, ten ir įdomu. Va. Minuutin per čas no paranoja. Pasijau tai vilberti duket puta. Ne perukas, ne ambulans, kažkur skat me arogans. Edhe sa të më tanë që s'peshet koha. Për punallën në nuj kur s'muta koja. Imagina një minut pa ushtar për jetim. As një shishe në që jam as që vjenera jer ka dhe një kjo. Se më thonë shkoha. Kryon e mua një semër të postë. Žinojot, kad Albanija turi savo piramidę? Aš nežinau. Pasirodo, yra Tiranos centre. Piramidė. Që u shtojnë sa orteku kur bjen male zjerë. Njerëst pa emen e njerëst e dlirt, njësej këputën e binjë si shtatë thejta që të mullin në shpirt zjerë. Këtu flendet Tirana e hana e yje si shofim se yjet në e shkel koma kur ecim njerë në zjerë. Jenat undë për flak e drit, e të kërkojmë këtë tërth që s'pran të ish në rrit. Kryon e mua një semër të postër në notën time. Të dërgoj dritën aman miserere, aman miserere. Në zemrën time, teme, kë minutot e vazhdoj. Njerëz të mirë, njerëz pa emër, kërcen pa dhe shpirt. Jarna ne ditot tajme, ku kam lidh sot e haroj. Sveiki, trečią dieną Albanijoje Tiranoje, nusiteikimas puikus, saulutė išlindo. Lekiam dabar į hostelį, pagalvojau, pasimsiu pigesnį variantą už 15 eurų ir galbūt susipažinsiu su naujais žmonėm. Tai va, galvoju dar padaryti kokį gerą darbą, nes mačiau gatvėse daug benamių žmonių, kurie nekaip atrodo, iš tikrųjų galvoju, paimsti kažką jiem nupirksiu valgyti. Pabandom padaryti gerą darbą. This all and nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never. O kodėl čia Danijos vėliava visur? Kas gali man atsakyti šitą klausimą? Nu, reiks išsiaiškinti, ką čia ta Danijos vėliava reiškia prie Albanijos vėliavos. Va, bunkeriai kiekvienam parke vos. Labai įdomu. Pizza. Eurą 5, kas norėtų. Atrodo ir skaniai, ir labai pigiai. Turim Albanijos futbolo stadioną. Va, gražus, bet liūdna. Tirana, mačiau, net nežaidžia. Tai ir nei vienas Tiranos miesto klubas pagrindiniai aukščiausiai lygiai. Tai nebent rinktinės čia žaidžia. Gražus stadionas. Esu miesto centriniam parke. Nu kaip gražu, žinokit. Atrodo, kad į mišką kažkur atvariau tokia ramybė. Ir tas parkas toks didelis.
Vienintelis dalykas mane nervuoja – oras. A jūs gali duoti man normalų orą? Lašnuoja čia. Pučia vėja, šalta 14 laipsnių. Noriu daugiau. A gali duoti geresnį orą? Su saulute būtų smagiau. Ačiū. Va. Žvejot negalima. Plaukiot irgi negalima. Labai norės paplaukit, bet neplaukiosiu šį kartą. O kas ten per grupinis vyksta? Man rodos, ten grupinis vyksta. Žiūrėkit. Eik, tu bando išpisti. Grupinis seksas vyksta. Bando išpist vieną ant dviesi. 3, eik, tu šik. Žiūrėk. O, kas čia vyksta? Oi, net paskandint. Ant tiek seksa nori. Manęs net nesibaidė. Pamatyk, kas čia vyksta. Biškai. Trys ant vienos. Eik, tu čia tik Albanijoje taip gali būti. Bet taip net nesibaigė. Žinta kamera. Ar tai žmonių nebijo, tipo? Bliamba, biškai gaila tos antytės, gal reikia kažką daryti. Iškapuos. 4 dar. Eina, šit. Ką aš padarysiu? 4 kapoja. Už ką? Vyrai, palikit ramybį. Ar čia moteris, palauk. Patinai ar patelės su žaliais? Atsakykite klausimą, kas tie su žaliais? Su žaliom galvom, patinai ar patelės? Kas šitokie blogi? Kas šitokie prievartautojai? Vyksta išprievartavimas vidury baltos dienos. Jėzau. Vargšentelė jau praktiškai plunksnų nebeturi. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. Atsiguli ir čilinė. Gali pasikrauti telefonus, o ten USB prie ežeriuko. Oi, būtų tik geras oras, tai aš čia pačilinčiau, pasideginčiau. Ir teniso kortai yra. Nu, faina ta Albanija, sutvarkyta, nėra skurdi šalis, aš galiu pasakyti. Aišku, gal čia centre taip viskas gražiai patiekta, o užmiesčiuose gal ir ne taip gražu, bet faina ta Albanija, kol kas palieka labai gerą įspūdį, o mes dar net neišvarėm iš Tiranos, varysim į gamtos objektus lankytis. Laukiu. Va, galima pažaisti stalo tenisą, va, tie medžiai kaip gražiai eini savo tokioje alėjai, skulptūros visokios. Fainiai, lekiam. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Taip, turim nacionalinį patiekalą Fergesi.
Nu, atrodo įdomu, kaip čia valgyti šitą marmaliuką, atrodo kaip koks omletas, nežinau, su paprika. Bulkytės yra, minkštutės ir alus labai geras, kraftinis kažkoks tai kunore. Ir kainavo šitas patiekalas 4 euriukus. Aliukas 4 euriukai irgi. Čia brangesnį tokį pasiėmė paragavimui. Šiaip skanus marmaliukas, galiu pasakyti. Svogūnai, česnakai, paprika, ko čia tik nėra. Marmaliukas. Vertinu 9 gal visai. Nu, aišku, gavom rakijos paragauti nemokamai. Labai vėlgi dosnus restoranas. Kaip ir Graikijai buvo panašiai, tai čia irgi vaišina kai kurie restoranai rakijom. Tai labai smagu nemokamai paragauti, bet aišku. Thank you. Tai va, ragaujam, nors man rakija nelabai toks gėrimas, labai stiprus toksai, ne mano, už jūsų sveikatą. Ai, koks stiprus šūdas. Ir nieko nėra užsikasti. Iš to dviračio kokią gėlę pasimsiu užkandai. Labai stiprus ir ne mano skonio visiškai. Nu, bet... Smoke me and search you like I'm your sweetest drug and try to escape but never could. Smoke me and search you like I'm your sweetest drug and try to escape but never had enough. Nu, atvarėm apsikirpti į Albaniją, Tiraną. What's your name? Eri. What's your name? Eri. Eri? Eri. Eri. Nice to meet you. Nice shop. You have kaljan? Kaljaną turiu kirpyklai. Nice. Hey. Yeah, short, very short here. Here, deep cut, and like little bit, yeah. Marijuana shaving gel? Really? How to say hello in Albania? How to say hello in Albania? Meridita? Yeah? Nelabai supranta. That's you? Yes. Okay, thank you, Eri. Bye. Nice to meet you. Bye. Apsikirpta, įvertinkit mano šukuoseną. Man tai neblogai atrodo. Kainavo 10 euriukų. Gal ir nebrangiai visai. Čia yra jūrų velnias. Šitos kojas. Ir jūrų gaidys. Ar esat tokį girdėję? Nice, interesting. O kaip jums tokios kainos? Vyno tokiais bambaliais, 3 litrai. You have photo of beer? Black Court, yeah, it's good. 3 litrai itališko vyno 6 eurai. Wow. Labai neblogai. Nu, va čia gražios švieselės, fontanėlis toks padaryta. Nu, kaip gražiai.
last one.